Na kągi, su jumis sveikinasi Rička, tas pats. Ir šiandien mes nieko negaminsim, tiesiog šiandien parodysiu, ką gavau iš pašto. Tai yra iš Kinijos, parplaukė pas mane ir užtruko apie 20 kelias dienas ir galvau, kad iš vis nebegausiu. Tai šiandien žiūrėsim, pakuosim ir bandysim atspėti, kas tai. Nors iš tikrųjų nereiks nieko spėlioti, tiesiog už YouTube pinigus aš nusipirkau apšvietimą, kurio man labai trūko, nes su paprastom lempom neišgaudavau to, ko man reikėdavo. Dabar nusipirkau tai, ką aš norėjau visą laiką ir bandysim pakuoti ir žiūrėti, kas ten yra. Ar iš tikrųjų manęs neapgavo tie kiniečiai. Tai let's check it out. Tai va, mūsų paketas ir dabar žiūrim, ką turim. Žiūrim prirašytą hieroglifų, kur nesuprantu. Prirašytas mano adresas ir dar prirašyta, kad keliavo iš Beijing. Na, pradėkime nuo galo. Aišku, reikia atsargiai pakuoti, kad paskui neišpakuoti to, ko nereikia. O, mūsų kojelės. Kojelės, ant kurių stovės mūsų lempos. Dar vienas krepšelis. Atidarom. Ir ten mūsų lempotronas. O, net yra europiniai elektros kištukai. Tada! Jau, dance! Bam! Mūsų lempos jau sustatytos, jau stovi čia mūsų ekrane. Ir net galiu palieti vieną. Kur kitą? Ai, va, čia kitą. Tai, kaip matot, jos aukštesnės už mane. Ir gali būti, man atrodo, dar ilgesnės ir aukštesnės. Vidus labai paprastas, nes dabar tik tiesiog parodau, kaip viskas atrodo vizualiai. Dėl to čia įstatyta tik 100 vatų, o šiaip tai bandysiu dar daugiau įstatyti, kad būtų dar daugiau šviesos. Matot, kaip gražiai jos atrodo. Jos net veikia. Viena ir antra. Valia, šviesos dar daugiau. Galėsim dabar filmuoti visokius filmukus. Gal. Tai kaip matot, kinai manęs neapgavo. Apšvietimas čia vietoj, aš čia. Ir mes toliau kursime video. Tai tiek buvo šiandien, toks trumpas video apie mano lempas atėjusias iš Kinijos. Ačiū Jums, kad buvot su manim. Jeigu norit pasilikti su manim, tai subscribinkit, vertinkit, komentuokitės ir darykit viską, ką norit. Leidžiu bet ką daryti. Tai susitiksime jau greitai.